Važiuosim, tu tik palauk, apsiramink, truputį pavalgyk. Taip, padarėme tau ypatingai skanų kaulą ir arbūzą. Vau, greičiau pavalgyk. Dabar važiuojam. Jam taip patinka ta žaidimo aikštelė. Mašina atvažiavo, greičiau. Važiuojam, greičiau, paimsim mano draugus. Oi, mama, neužsigavai? Ne, aš tik truputį nusibalnojau koją. Tina, Vania, ar važiuojate į žaidimo aikštelę? Važiuojam. Lipkit vidun. Štai, labas rytas, ponia šunelė. Gerai, jau važiuojam. Atvažiavome, galite išlipti. Mano, tu ne tuo neeinam. Tuo. Mes važiuojame namo. Jūs čia būkite, paskambink man, kai norėsi namo. Aišku, bet aš niekada gyvenime nenorėsiu namo. Patikėjai. Na gerai, mes važiuojam namo. Mes važiuojam. Iki. Halo. Kaip čia linksma ir smagu. Kaip čia linksma ir smagu. Žaidžiame visi kartu. Halo, žaidimo aikštelė, nagi, tu ne tą neeinam. Aš mano pačios geriausios draugės. Na, vaikai, ar norite pasivažinėti karuselėmis? Taip. Aha, pirmyn, nagi, 3, 4. Taip smagu. O, norėčiau ir aš pabandyti. Na štai. Tai buvo smagu. Dabar norėčiau čiuožti. Taip, būtent. Ir aš norėčiau. Tačiau tavai neleido čiuožti šitą čiužinį. Sako, kad čia labai pavojinga tokiems mažiems kaip tu. Na, jie daug ką uždraudžia. Visas smagybės uždraudžia. Bet tu gali nugriūti. O ir negali. Žiūrėk, kad nesusižeistum. Skrendu! Dar kartą. Atsargiai. Tu gali susižeisti. Negali. Kas čia per kvailybė? Au, man skauda. Au. O ne, susižeidė, greičiau. Kas čia buvo? Labą dieną, ponas Kunys, atvažiuokite, jūsų sūnus susižeidė čiuožykloje. Greičiau, jam labai skauda. Na, jį reikia vežti į ligoninę. Dar taip nėra nutikę. Ar jis kraujuoja? Jau krauja. Jo, kiek aš matau, tai ne. Turbūt ir pats bijo kraujo. Čia net Vania jau pasirūpins. Jos yra geriausias čia draugės. Margiuk, ar tau viskas gerai? Gerai, laikykis. Au, man žiauriai skauda. Sakiau tau, kad tau negalima čiuožti su čiužyne. Sūneli, tu štai jau važiuok į ligoninę. Jau kažkas sakiau, nečiuožti to čiuožykla, juk ji labai pavojinga. Vaikis. Taip blogai.
Sonė, ačiū Jums, kad paskambino. Nėra už ką. Sėkmės Jums. Viso, ačiū Jūs, mergaitė. Viso greičiau į ligoninę. Na, tai greičiau, iškelkime jį. Neškime jį. Registratūra, kas atsitiko? Nukrito nuo čiuožyklos mūsų sūnus, turite jau jį pagydyti. To jau. Daktaras šuo ilgaausis. Kuo galėčiau padėti? Mūsų sūnus nukrito nuo čiuožyklos, turite skubiai padaryti ką nors. Reikia padaryti renginį. Seselė, stirna, padarykite jam renginį. To jau. Stokis, man labai skauda, koja spranda. Ne. Pyp. Prasti reikalai. Rengetnas prastas. Gal sulūžo keletas kaulų. Kodėl man taip skauda? Juk aišku, jeigu susilaužė keletą kaulų, kaip gali neskaudėti? Reikia paklausyti, gal širdis išreikavo. Nagi, apsisuk, pakvėpuok giliai. Širdies streikavimų nematyti. Pasisverk kelią. 8 žaislogramai. Prašom nulipti, jeigu išeina. Aš tau padėsiu. Na štai, po kelių dienų jūs esi daug geriau. Man jau mažiau skauda. Ačiū. Dabar važiuok namo ir pagulėk. Rytoj ateik vėl, jeigu skausmas nepraeis. Ar jam nereiktų pagulėti ligoninėje? Man atrodo, kad jis dėl lūžusių kaulų gali netikėtai dusti. Gal tu teisi, seselė stirna. Paguldykime jį į ligoninę. Į ligoninę? Ką mes darysime be savo mažylio namie? Viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai, kalkė. Teks jį paguldyti ligoninę. Aš tai noriu gulėti ligoninėje. Teks. Seselė stirna gerai sako. Vietoj tavo tik sulūžusių kaulų gali prasidėti pūliuojant angina, dėl kurios tu gali uždusti. Gerai, pagulėsiu, jeigu taip jau reikia. Nuvesiu į palatą. Eime. Sūnelė, ar tai tavo palata? Gal atvežti ką skanaus? Ne, man labai skauda gerklę. Na va, galės prasidėti pūliuojant angina. Tai bus bėdas. Mes juk sakėm tau, kad negalima čiuožinėti toje čiuožykloje, tačiau tu nepaklausai. Žinau, atleisk man, atleisk man tėti. Aš labai norėjau. Na, dabar jau nieko nebepadarysi. Labanaktis, mes važiuojam namo. Atvešim tau ką nors skanaus. Arba žaisti. Gerai. Iki sūnelė, iki mama, iki tėtė. Mes jau gerai rūpinsime. Po 3 dienų atvažiuokite jo pasiimti. Gerai. Gerai. Labai gerai, kad jam nieko daugiau nenutiko. Jam išties pasisekė. Taip, mes važiuosime namo. Po 3 dienų ateisime. Pasiimti ją. Mano vargšas sūnelis. Laikykis. Iki, mamytė. Visuomet klausykite, ką sako tėvai ir niekuomet neikite ten, kur jums uždrausta. Būkite atsargus. Iki.